Nu, sveiki gyvi, tai šiandien sveikinuosi biški keistai, tai šiandien sveikinuosi iš pėsčiųjų maratono. I don't know if I can find my way out. Už manęs yra Ilgio ežeras. Tai vat, tai šiandien tokia diena. Atvažiavom, pasistatėm palapinę ir pliaupė lietus. Aš atvariau palapinę iš šiandienos. Realiai nebus iš vis nieko, nes mes atvažiavom, realiai taip ir yra. Atvažiavom, vat biškį pasidėjau, užkandau ir varau. Tai šiandienos tiek. Iki rytojus. Nu, labas rytas. Tai atsikėliam ir jau mašinų ryškiai padaugėjo. Nu, čia dar taip mažai jų, bet toj parodysiu, tai, nu, nėra mažai. Tai vat, daug mašinų, daug žmonių, tai reiškia ir smagus pėsčiųjų maratonas. Nu va, čia mašinų kelias pilnas, palapinių irgi. Man atrodo, laužas dega, einam, pasižiūrėsim ir gal kažkokios informacijos bus. Nu ką, atėjom prie praeitų metų lentelės. Ir žiūrėkit, Genys, Dovydas, nežinau ar matosi, bet 14 vieta. Ši diena turėtų būti smagesnė nei vakar ryškiai, nes šiandien eisim jau pradinį žygį. Tai va, dabar turim po 7,54, tai beveik 8. Nu ką, viskas, jau prisiregistravom, pasiėmėm žemėlapius ir turim knygelės. Tai va, užsiregistravau, nėra sunku. Ar šiaip man atrodo maratonas, šiaip man kainavo gal 5 eurus. Jam žygiuoti, tai startas yra, tai pradedam mūsų maratoną. Jau gali būti, kad na 1 kilometrą jau mūsų žmonės lenkia. Tai va, o kol kas, nu, po kilometrą sunku tikrai nėra eiti. Žiūrėkit, namelis kažkoks, turbūt šitų medžiotojų namelis. Bet didelis labai, durys kažkokios, tokios jau prabangios. Nu va, kaip atrodo miškas po lietaus stipraus, samanos, čiulbia paukščiai ir gražus vaizdas. Nu ką, iš miško tako peršokom į tokį biškį daugiau smėlio nei samanų. Tai einam dabar palei Proskiną ir judam link pirmo punkto. O pirmas punktas, va čia. Tai čia apie 4 km. Man po kojom. Va, miškų išpjauna. Tokios didelės krūvos visokios surasta. Dabar Proskina. Nu jo, čia neilgai, čia tai kažkur nusuksim, bet vis tiek Proskina. Smagu, pakanka smagu. Ir dar gal 2 kilometrus, ne ką. Šukas. Reikia pralipti. Oba. Easy. Pirmo punkto žymėjimas toks. Tai va, apsipaškiom erkių ir varom toliau. Ką visai namainu per gražią žalumą. Tai pirmoji lietmetis. Tai va, artėjom prie antro punkto, kuriam stosim trumpam. Tai antras punktas yra tilto liekanos. Nu ką, ten daug žmonių laukia, bandys turbūt brist, nes ten gilis labai gilus. Tai va, mes nebrisim, eisim aplinkui, ieškosim sėklesnės vietos ir tada ten bandysim prabirist. Tada tokiais keliais einam. Gavau šansų praplaukt su kažkokiu žvejys, gali praplaukdint gal. Tai va, bandysim. Nes atvežiau baidarį į antrą punktą, bet mučiai daugin. Tai va, einam įsiaiškinsim. Gal pavyks kažkas. Nu ką, šansai
taip sakant, pradingo. Grįžtam į antrą punktą ir bandysim praplaukti su baidara. Ir tada tęsim turbūt mūsų žygį. Tai šiandien praeisim daugiau nei 25. Bet, nu ką, išlindom jau į pagrindinėsnį kelią. Einam atgal link šito antro punkto. Ir nuo tenais judėsim pirmyn. Kai visada praplaukiu ir kažką geras momentas buvo nufilmuoti. Pakelk į viršų, kad matytum viršų. Nu ką, tai praplaukėm su valtelė, tai grįžom į antrą punktą. Nu jo, ne taip ir smagu. Sugaišom daug laiko, biškį plaukiant, batas čiut sušlapo. Turim hemazoltogeną. Nu, visai nebus. Oras, toksai apsidebesavęs. Ir jau esam apskritai pačiam gale. Tai jo, tai nėra labai smagu, bet neblogiausias variantas. Gali būt, kad nebus jau daug punktų, bet nieko tokio. Nusifotkinsim ir parodysim teisėjam ir gausim diplomą. Einam tokiu miško keliuku. Nu, jau biškį nusibodo. Nu, čia dar yra kažkiek miško, bet po kažkiek laiko jį vis iškirš. Nu, labai didelį plotą ir pastatys poligoną. Einam per lyną. Atėjom iki trečio punkto. Buvo pažymėta perplauka. Tai per kopėčias. Tai praeisim. Nu ką, viskas, atėjom iki ketvirto punkto. Tu atsižymėsim. Tai va, ketvirtas punktas poilsiavietė arba ta. Tai va, mano šitas. Einam atsižymim. Sustojam. Valom skanius sumuštinis. Nu ką, išjudėjom iš ketvirtojo punkto. Tai va, ketvirtas punktas yra va tenais. Tai va, dabar eisim į 12, nes jeigu eitume į 5, eitume 5 kilų. Nu ką, atsižymėjom. Tai va, ženkliukas kažkoks bunkeris. Tai va, einam į bunkerį, pasižiūrėsim. Bunkeriukas. Apgrūvęs. Oho. Nelabai galvotas. Kambariukai. Laša. Va čia įimas. Čia kažkoks kaip namelis, kaip bunkeris, bet žemėlapy irgi pažymėtas bunkeris. Oho. Žiūrėkit. Šiandien va čia iš lauko. Čia eini. Einam apeisim. Tai va čia valtis kažkieno. Ten viduj visokie griuvės ir visokiausi. Dar mašinos dalių mačiau. Tai va. Čia gal tvartas šiai būdo. Bet negaliu nei teikti, nei garantuoti. Tai va. Žygiuojam toliau. Tęsim savo žygelį, kuris nėra pats lengviausias. Bet reikia praeiti. Tai va. Einam tik tais pirmyn. Važiuok ten gal obelis arba sakura. Nežinau. Bet man va tenais, ten pagal man. Čia obelis arba kriaušė bus. Tai va. Nu, pakol kas. Visai lengvai ir smagiai žygiu. Nu ką, atėjom iki mūsų 13 punkto.
Tai va, čia yra kažkoks senovinis kelias ir tai kažkurioj vietoj, kažkur gal netgi čia prieš porą mėnesių Paulius Samoška filmavosi su savo pomidorčiuku, kai važiavo į toli, kol suges. Tai va, stebėjau serijas, tai dar atsimenu šitą vietą. O dabar aš čia, tai visai smagu. Šiaip kojos po truputį jau nueidinėja, aš manau, pareisim ir viskas bus gerai. Nu ką, po ilgo ėjimo pasiekėm Kapčiamiestį. Let's go! Kapčiamiestis. Ir ženkliukas vienybė. Let's go! Tuoj nueisim iki punkto, atsižymim ir tik tai čiuk į finišiuką. Let's go! Tas jau kojos tai, va tai va neša. Labiau aš jas nešu nei pačias kojas. Man atrodo, pristrynėm kojas puslių. Paskui nueisim gal prie laužo, pasižiūrėsim. Nu ką, viskas. Turim Emilijos Pliaterytės statula. Tai čia, jo, jinai kovojo už Lietuvos laisvę. Nu, aišku, ne tokį, kai dabar turim. Bet kovojo už laisvę, bet žuvo. Liūdna. Varom į finišą. Nu ką, tai kaip matėt, finišavau, gavom pirmą kartą šios arbatos, tai eisim prie laužuko, užtikrinsim. Ir maratoną lipdukas, nežinau, dabar gerai matys. Bet va, einu aš iki palapinės, pasidaiktus ir kažką planuosiu kažkur varyti. Nu, aš nežinau, nes man kojos tai, nu taip, jau, turbūt keistas klausimas. Kur mano diplomas? Tai, nu, dabar neišduosiu. Nu ką, tai reikia ištestinti tą arbatą. Aš pats biškį ragau, bet, nu, čia gazuota žalia arbata. Einu aš mūsų prie laužo, paskui įsukiu atsisisku, darysiu hodogus, nes man žmonės atšilina. Eisim ir mes prisijungti. Nu ką, jums turbūt atrodo daug tamsiau nei iš tikrųjų. Tai va, po truputuką tamsta. Jau šiaip išvažiavo dalis žmonių, nes jie praėjo turbūt ir išvarė. Oras šaltėja, tai reiškia, bus smagu. Tai va, einu dabar iki laužo, biškį gal jums kažką parodysiu, pasifilmuosiu. Bet vyriausia teisėja. Aš truputį suklydau. Nu, kartais pavadau, tai įveža viską. Labas rytas. Tai va, atsikėliau 5 ryto. Garsiai nenoriu kalbėtis nuo 5 ryto. Ar miega visi. Tai va, einu iki šilto lauželio, biškį gal pašintis, nes naktis šiaip buvo šalta, bet nesušalau netrupučiu. Aš net nejaučiau, kad šalta buvo. Aš įdu miegmaišius su termorūbais, aš dabar su termorūbais, bet biškį šalta. Žygiuosiu termorūbais. Tai va. Žygiuosiu. Tai dalinai pasakiau šio video paslaptį. Tai va. Eisiu dar 25 kilometrus ir bus 56 su viršu, jeigu ne 57. Tai va, tai bandysim pražygiuoti. Viskas turėtų būti sklandžiai ir puikiai. Tai aš tikiuosi ir manau, kad tai viskas. Tai pradėjom savo žygį, gavom tokius antpišius, tai čia paspausim ir užskaitys kaip mums tas lapelis. Tai va, tai varom tik tais pirmyn. Šiandien einam tokiu takeliu, žalia irgi, bet ir rūkas. Biškį labai minimaliai krapnoja, bet po truputį žygiuoja. Na, jau gal 2 kilometrus ir einam žiūrim. Viskas, nu labai daug iškirsta.
miškų, o kažkada jų bus iškirsta daug daugiau. Nu, realiai iš vis čia nebebus miško. Biški gaila. Nu ką, priėjom prie punkto ir atsižymim. Viskas. Galim varyti toliau. Nu ką, judam link trečiojo punkto. Dabar tenka eit proskyną. Tokia. Tai va, biški nelabai lengva einas. Patys mėlė. Bet po truputį nueis. Nu ką, atsižymėjom jau trečiajam punkte. Tai va, trečias punktas. Ir jau prasidėjo biški kojų skausmas pėdų. Tai va, bet dar minimalus. Žiūrėsim, kas bus po poros punktų. Tai žygiuojam tik tais tolyn, žiūrėkit, rodom. Ėjom ir meškos pėdsakas. Eik tu savo. Ėjom ir žiūrim, Google Maps'as rodo, kad Lenkijos pasienis. Tai va, sveiki atvykę į Polską. Ir eisim, paskui eisim kažkokį kelią ir po truputį priartėsim prie 5. punkto. Nu ką, bėgam į prieš paskutinį punktą, 6. Tai dar bus 7. Ir viskas. Ir atbėgam. Viskas. Iki finišo. Ir finišas. Nu ką, tai viskas. 50 kilometrų, kaip sakant, sąskaitai. Tai va, einam dabar link lauželio, pabūnam biškį, sudedam daiktus ir važiuojam į namų pusę. Nu ką, tai viskas. Maratonas pasibaigė, sukuriam daiktus ir važiuosim namo. Tai va, praėjo per 2 dienas, labai smagu. Tai paėmiau 7. vietą, bet kad jau išrašė 4. Tai gal nebuvo dar grįžama, bet dėja ne 1. Tai va, tai šitas maratonas užbaigtas, sąskaitoj 56 kilometrai su truputuku. Na ir viskas, atsisveikinkim. Tai iki kito video, iki.